Davidas Hawkinsas. Paleidimas. Atsidavimo ir susitaikymo kelias. 9 skyrius. Išdidumas. Vyrauja nuomonė, kad išdidumas yra geras dalykas. Bet jei į išdidumą pažvelgsime atidžiau, pamatysime, kad šis negatyvus jausmas, kaip ir žemiau esančios neigiamos emocijos, apatija, baimė, troškimas, pyktis, neleidžia išsiskleisti meiliai. Taigi išdidumas iš esmės yra destruktyvus jausmas. Išdidumas skatina mus pervertinti save arba atvirkščiai, kai kuriuose situacijose imame vaidinti kankinį. Išdidumo formos yra arogancija, egoizmas, snobizmas, fanatizmas, šventeiviškumas, išlepimas, garbės troškimas, negebėjimas atleisti, polinkis klijuoti žmonėms etiketes ir panašiai. Intelekto lygmenyje išdidumas trukdo plėsti protą, o dvasinėme lygmenyje stabdo mūsų augimą. Religingų žmonės išdidumas verčia jausti pranašumą prieš kitų religijų atstovus ir tai yra religinių konfliktų bei karų priežastis. Religinių lyderių išdidumas lėmė tokį niūrų reiškinį kaip inkvizicija. Baisiausias religinių žmonių išdidumo bruožas yra tas, kad jie pasiruošę žudyti visus, kieno tikėjimas kitoks nei jų. Išdidūs žmonės mano, kad jie žino atsakymus į visus klausimus, todėl liaujasi mokytis. Egoistinis mažasis aš dėl savo išdidumo pasiruošęs paaukoti visą asmenybę. Užuot pripažinę savo klaidas, žmonės ant išdidumo altoriaus padeda visą savo gyvenimą, atsisako vystytis emociškai ir intelektualiai. Išdidumas ir pažeidžiamumas. Išdidūs žmonės yra užėmę gynybinę poziciją, nes jų išdidumas kiekviename žingsnyje gali būti pažeistas. Kita vertus, kuklų žmogų pažeminti ir įžeisti kur kas sunkiau, todėl jis yra nepažeidžiamas. Kuklų žmonės mainais už išdidumą gauna vidinio saugumo jausmą. Dažnai žmonės išdidumu bando pakeisti nuoširdžią savivertę, tačiau šie du dalykai nesuderinami. Kol neatsisakysime išdidumo, tol tikrosios savo vertės nepajusime. Išsipūtęs mažasis aš arba ego vidinės stiprybės nesuteikia. Atvirkščiai, kuo ego didesnis, tuo daugiau jaučiame baimės ir tuo labiau pažeidžiami esame. Išdidūs žmonės eikvoja daugybę energijos, nes turi nuolatos ginti savo pažiūras, vertybės, savo gyvenimo būdą, tikėjimą, įsitikinimus ir taip toliau. Šie žmonės be paliovos rūpinasi išoriniais dalykais ir kitų žmonių nuomonėmis apie juos. Kai atsisakome išdidumo, atsiranda vidinė tvirtybė. Nebelieka reikalo ginti pačių susikurto įvaizdžio ir atsitinka keistas dalykas. Žmonės ima mažiau kritikuoti mūsų išorę, o laikui bėgant kandžios pastabos iš viso liaujasi. Tokiu būdu pasitvirtina vienas svarbiausių sąmonės dėsnių. Gynybinis elgesys provokuoja užpuoliką. O kadangi gynybinį elgesį skatina išdidumas, išdidūs žmonės įgyja daug tikrų ar tariamų priešų bei varžovų. Taigi, išdidumas iš tikrųjų yra silpnybė ir kai tą suprantame, mums lengviau ją iš savęs paleisti. Neveltui sakoma, kad pakilęs į puikybę žemai puola. Išdidžių žmonių gyvenimas tai ėjimas per ploną ledą. Tai menkas gyvenimo pamatas palyginti su tikra tvirtybė, kuri kyla iš drąsos ir dar aukštesnių sąmonės lygių. Ar yra toks dalykas kaip sveikas išdidumas? Kai sakome sveikas išdidumas, turime galvoje savo tikrosios vertės pajautimą. Tai yra kas kita nei išdidumas, apie kurį kalbėjome iki šiol. Kai suvokėme savo tikrąją vertę, kai jaučiame savo tikrojo aš egzistavimą, mums negresia jokie išoriniai pavojai ir nuo nieko gintis nereikia. Taip pat mums tampa nereikalingas išdidumas. Mes žinome, kas esame ir to mums gana. Dabar aptarsime kelias išdidumo formas, kuriomis esame užprogramuoti. Pavyzdžiui, tai yra pasididžiavimas savo šeima, savo šalimi ir savo pasiekimais. Tačiau iš esmės tai yra tas pats išdidumas. Mes didžiuojamės tais dalykais, bet drauge bijome, kad jų galime netekti. Taigi pasididžiavimą lydi baimė. Gindami juos sukamės nuolatinių ginčų ir konfliktų rate. Be to, visi objektai, kuriais didžiuojamės, mums dažnai kelia abejonių, kad jie galbūt nėra tokie geri, kai bandome juos įsivaizduoti.
Aukštesnė būsena už išdidumą yra meilė. Jeigu mylime šeimą, mylime savo šalį ir jeigu mums brangus mūsų pasiekimai, dėl jų vertės niekiek neabejojame ir nuo nieko jų ginti nereikia. Išdidumas trukdo nuoširdžiai mylėti. Išdidžių žmonių daugijoje jaučiamės nekomfortiškai ir mums sunku užmegzti su jais nuoširdų ryšį. Žinoma, mylime artimus žmonės ir tada, kai jie didžiuojasi savo pasiekimais ar kitais dalykais, bet mylime juos ne dėl pasiekimų, mylime už tai, kad jie apskritai yra. Išdidumas bet kokiu atveju padaro žmogų pažeidžiamą. Pažeidžiamumas didžiausias išdidumo trūkumas. Išdidūs žmonės priversti nuolatos kovoti ir galų gale pralaimi. Nuostabus tokio pralaimėjimo pavyzdys yra Liuciferio istorija. Liuciferis buvo angelas, bet pasikėlė į puikybę ir metė iššūkį pačiam Dievui. Dievas nubloškė Liuciferį į pragarą ir šis tapo šėtonu. Kuklumas. Kartais žmonės pajunta kaltę dėl savo išdidumo ir pabando išdidumą nuslopinti, tačiau tai nesuveikia. Kai žmonės priklijuoja išdidumui kaltės etiketę, išdidumas iš esmės niekur nedingsta, tik įgauna naują formą. Pavyzdžiui, žmogus ima slapta didžiuotis savo dvasiniais pasiekimais. Kaltės etiketės priklijavimas išdidumui nėra išeitis. Tikroji išeitis – ištyrinėti išdidumo prigimtį ir jį iš savęs paleisti. Noriu pasakyti, kad išdidumą paleisti lengviau negu kitas neigiamas emocijas. Pirmiausia, paklauskite savęs. Koks yra tikrasis išdidumo tikslas? Kokią naudą iš jo gaunu? Ką kompensuoja mano išdidumo jausmas? Ką aš turiu suprasti apie save, kad galėčiau atsisakyti išdidumo ir nepajausčiau jokios netekties? Atsakymas gana aiškus. Kuo smulkesnis mūsų mažasis aš, tuo menkesnė mūsų savivertė. Tuo labiau mums reikia išorinių dalykų, kuriais galime didžiuotis. Kuo daugiau paleidžiame iš savęs negatyvių emocijų, tuo mažiau mums reikalingas išdidumas. Suprantame, kad išdidumas tai lyg ramentai, bet mes puikiai galime išsiversti ir be jų. Išdidumo vietą tada užims kuklumas, nuolankumas, susitaikymas. Tačiau tikro kuklumo nereikia painioti su apsimestiniu, kurio tiek daug matome viešojoje erdvėje. Žmonės dažnai tyčia menkina savo pasiekimus, bet slapta tikisi, kad juos visi pastebės ir įvertins. Jie per daug išdidūs, kad patys kalbėtų apie savo pergalės ir laukia, kol tą padarys kiti. Tai yra tiesiog kita išdidumo forma ir ją taip pat reikia paleisti. Yra dar viena išdidumo forma, kurią aš vadinu atvirkščiu snobizmu. Pavyzdžiui, žmonės didžiuojasi, kad jiems pavyksta ką nors pigiai nusipirkti. Jie šaiposi iš tų, kurie linkę mokėti už tas pačias prekes didelius pinigus ir vadina juos avimis, nuo kurių kerpa vilną. Jie mėgsta kartoti patarlę, kad pinigai kvailių kišenėse neužsibūna. Tokie žmonės varžosi tarpusavyje, kas iš tikrųjų yra taupesnis ir kam pavyksta rasti pigesnių prekių. Išdidumas skatina žmogų prisirišti prie pasididžiavimo objekto, o prisirišimas yra potencialios kančios priežastis. Kančia atsiranda tada, kai prisirišimo objekto netenkame. Tada smunkame į liūdesio, depresijos ir apatijos lygį. Pavyzdžiui, turime prabangų automobilį ir juo labai didžiuojamės, bet jį iš mūsų pavagė. Pasididžiavimo vietą staiga užima pyktis ir depresija. To niekada neįvyks, jei užuot didžiavęsi nuosavybę, tiesiog išmoktume ją džiaugtis, kol turime. Džiaugsmas ir dėkingumas. Išdidumas kartais motyvuoja siekti didelių tikslų, todėl turime savęs paklausti, kokios aukštesnės emocijos šiuo atveju galėtų išdidumą pakeisti. Atsakymas yra džiaugsmas. Išdidumas, kaip jau kalbėjome, daro žmogų pažeidžiamą, o jeigu tas pats žmogus siekia tikslo dėl to, kad pajustų nuoširdų džiaugsmą savo pasiekimais, jo pažeisti neįmanoma. Žmogus džiaugiasi savo pasiekimais ir kitų žmonių kritika jo nepaliečia. Džiaugsmas lieka net tada, kai jo pasiekimų niekas nepripažįsta. Tikras gebėjimas džiaugtis gyvenimu ir nepaisyti kitų žmonių nuomonių yra iš tikrųjų didelė vertybė. Tik pažiūrėkite, kiek aplinkui išdidumo, kaip žmonės stengiasi, kad juos pastebėtų ir įvertintų, kai perka naują automobilį, galvoja, kaip atrodys kitiems žmonėms. Kai renkasi drabužius, jiems irgi rūpi, ką apie juos pasakys kiti.
Svarbu, ką kiti mano apie jų darbą, apie mokslo įstaigą, kurią baigė, apie prekes, kurias jie išsirenka ir taip toliau. Žmonių noras pasididžiuoti ir būti įvertintiems yra pasiekęs absurdo lygį. Tai yra pats tikriausias snobizmas ir didžiausias jo trūkumas yra tas, kad visi įvertinimai, kurių susilaukia tokie žmonės, nėra nuoširdus. Taip pat jie nesulaukia ir nuoširdžios pagarbos bei meilės. Prieš kurį laiką viešėjau Kanadoje pas vieną labai turtingą žmogų. Jis subtiliai didžiavosi savo pasiekimais ir slapta tikėjosi, kad aš jį įvertinsiu. Bet mano mintis buvo kitur. Prieš kelias dienas netoli šio turtuolio namų mačiau būrę alkanų vietinių indėnų vaikų. Jie žaidė netoli elevatoriaus, kuris buvo pilnas grūdų, bet savininkai neskubėjo jų parduoti, nes siekė palaikyti didelės duonos kainas. Kai dabar kalbėjau su šiuo turtingu žmogumi, man tapo nuoširdžiai liūdna, kad jo supratimas apie vertybės toks paviršutiniškas. Iš tikrųjų, jo savivertė buvo nedidelė ir jis stengiasi tą trūkumą kompensuoti išoriniais dalykais. Ar tai reiškia, kad mes negalime mėgauti savo sukauptų turtu? Ne, aš taip jokių būdų nesakau. Problema yra ne turtas, problema ta, kad mes turtu didžiuojamės ir siekiame, jog žmonės mus įvertintų. Kur yra pasididžiavimas, ten atsiranda pasąmoningas kaltės jausmas ir baimė savo pasididžiavimo objektą prarasti. Šis mano pažįstamas turtuolis turėjo įsirengęs labai brangią signalizaciją ir nuolat nerimavo, kad jį gali apvogti. Taip pat jis nepaprastai bijojo ekonominių krizių, valiutų svyravimų, nestabilių rinkų, visko, kas galėtų kelti grėsmę jo turtui. Jis nemokėjo džiaugtis, tik didžiavosi ir bijojo. Turiu vieną pažįstamą labai turtingą moterį, bet ji turtu nesididžiuoja. Ji dėkoja pasauliui, kad gavo tokią dovaną. Jokios signalizacijos jos namuose nėra. Kai paklausiau, ar nebijo vagių, ji atsakė, dėl Dievo, juk visą tai gali įsigyti kiekvienas, kam vogti. Dėkingumas yra išdidumo priešnuodis. Tarkime, jūsų labai aukštas IQ. Ar verta tuo didžiuotis? Žinoma, ne. Padėkokite gamtai, kad įteikė jums tokią dovaną ir džiaukitės ją. Nuomonės ir idėjos. Dauguma nuomonių, kurias mes diena iš dienos girdime, iš tikrųjų yra mažai ko vertos. Kiekvienas gatvėje sutiktas žmogus turi šimtus nuomonių apie tūkstančius įvairių dalykų, bet tos nuomonės nuolatos keičiasi ir priklauso nuo mados, žiniasklaidos įtakos ir dar nuo daugelio įvairių dalykų. Kas vakar buvo ne, šiandien tampa taip. Kas buvo tikra iš ryto, vakare tampa klaidinga. Tas pat pasakytina ir apie mūsų nuomonės. Jos irgi keičiasi ir beveik niekada tiksliai neatspindi tikrovės. Jei pažvelgtume į savo gyvenimą, pamatytume, kad visos mūsų padarytos klaidos rėmėsi tam tikromis nuomonėmis. Kai remiame savo ir kitų žmonių nuomonėmis, esame pažeidžiami. Kad to nebūtų, siūlau suteikti nuomonėms kitą kontekstą. Pažiūrėkime jas kaip į idėjas, kurios mums arba patinka, arba nepatinka. Bet jeigu idėja tą dieną mums patinka, tai jokių būdų nereiškia, kad turime ją vadovautis. Visiškai gana, jeigu idėja kelia teigiamą emociją. Žmonės linkę didžiuotis savo nuomonėmis ir idėjomis tarsi brangiais daiktais. Jiems patinka būti teisiems ir tai yra dar vienas pasididžiavimo šaltinis. Bet aš siūlau idėjomis ir nuomonėmis tiesiog žavėtis. Nebūtinai turime būti visą laiką teisūs. Kai užimame kokią poziciją, mums nelieka poreikio ginti savo nuomonių ir kovoti už savo tiesas. Tarkime, mums patinka kokio nors kompozitoriaus muzika, bet tai nereiškia, kad mes turime ginčyti su visais, kuriems tas kompozitorius nepatinka. Tokia pozicija labai naudinga religijos ir politikos srityse. Kai liaujamės didžiuotis, kad mūsų politinės ir religinės pažiūros vienintelės teisingos, mums nebereikia dėl jų kovoti. Mes tiesiog vertiname savo religiją, mums patinka tam tikros politinės jėgos, bet kartu mes pripažįstame, kad kiti žmonės gali žavėtis kitomis religijomis ir politinėmis jėgomis. Bet koks pasididžiavimas visada provokuoja kitų žmonių priešiškumą. Kai didžiuojamės kokią nors nuosavybę, idėjomis ar pažiūromis, iš karto tarsi pranešame, kad visi, kurie mums nepritarė, yra blogesni.
Pavyzdžiui, vienas šeimos narys pradeda laikytis naujos dietos. Jis įsitikinęs, kad tokia mityba labai sveika ir kad taip turi maitintis visa šeima ir net jo draugai. Šis žmogus didžiuojasi, kad jo mityba pati sveikiausia ir kritikuoja visus, kurie maitinasi kitaip. Prasideda konfliktai. Bet jeigu tas žmogus nustos didžiuoti savo mitybą ir nebebandys primesti jos artimiesiems, jokių konfliktų nekils. Kai nesididžiuojame savo nuomonėmis ir idėjomis, esame visiškai laisvi, nes nejaučiame poreikio nei jų ginti, nei į jas kabintis. Juk dažnai būna taip, kad įsikabiname į kokią nors klaidingą idėją ir nesiryžtame jos atsisakyti, nes jie labai didžiavomės. Mums atrodo, kad juos atsisakę neteksime dalies savęs. Taigi pasididžiavimas savo idėjomis taip pat gimdo baimę. Kai nesikabiname į idėjas ir nuomonės, gauname galimybę geriau įsigilinti į įvairius klausimus ir paieškoti geriausių atsakymų. Pavyzdžiui, tai svarbu politikams. Kiek tuščių pažadų jie prižarsto prieš rinkimus ir kiek jų lieka neįvykdytų. Jeigu politikai aklai nesikabintų į savo idėjas ir nesimėgautų jomis, jų pažadai būtų kur kas labiau pamatuoti. Iš tikrųjų, vienintelis dalykas, kurį gali pažadėti politikai, tai be išankstinių nuomonių lankščiai reaguoti į visas situacijas ir ieškoti geriausių sprendimų. Iš tikrųjų, tai pati geriausia pozicija, kokią gali užimti kiekvienas iš mūsų. Tai reiškia, kad atveriame savo protą visoms naujoms galimybėms. Dzenbudizmo praktikoje tai vadinama pradinuko protu. Toks protas neprisiriša prie jokių idėjų ir jo neslėgia jokios išankstinės nuomonės. Pradinuko protas efektyviai funkcionuoja srityse, kur svarbus faktai ir objektyvūs duomenys. Viena iš tokių sričių yra mokslas. Moksle idėjos nuolat kinta, senos idėjos atmetamos ir jų vietą užima naujos. Tačiau mokslininkai, kaip ir visi žmonės, yra veikiami senų paradigmų bei visuotinai priimtų nuomonių. Mokslininkams taip pat daro įtaką madingos tendencijos, jie irgi siekia populiarumo ir kartais pasiduoda politikų įtakai. Jų protas nėra atviras naujoms idėjoms ir taip trukdo mokslui vystytis. Štai pavyzdys. Dabar visi jau pripažįsta, kad egzistuoja ryšys tarp mitybos, kraujo chemijos, smegenų funkcijų ir psichikos ligų. Tačiau psichiatrai labai ilgą laiką šį ryšį neigia. Mokslininkų aplinkoje vyravo nuomonė, kad mityba tokios įtakos kūnui nedaro ir ta nuomonė buvo tarsi blokas, kuris neleido tyrinėti naujų idėjų. Bet kai galų gale atsirado įrodymų, kad toks ryšys egzistuoja, mokslininkų nuomonė pasikeitė. Atsirado netgi atskira maisto pramonės šaka, gaminanti produktus, kurie teigiamai veikia smegenis. Mokslininkai tyrinėja šią sritį toliau ir net jaučia išdidumą, kad eina koja kojon su vyraujančiomis tendencijomis. Viena vertus išdidumas skatina juos tyrinėti tam tikras madingas temas, dar viena tokia tema yra visuotinis atšilimas. Kita vertus ateina laikas, kai tas pats išdidumas mokslui ima trukdyti. Kai išdidumo pamažu atsisakome, tampame lankstesni ir stipresni. Mūsų gyvenime atsiranda daugiau pasirinkimų ir daugiau galimybių. Išdidumas mus apakina ir mes nepamatome daug akivaizdžių dalykų, kurie galėtų pasitarnauti mūsų labui. Būtent išdidumas yra kaltas dėl sužalotos žmonių sveikatos ar net mirties. To pavyzdys yra alkoholikai ir narkomanai. Išdidumas trukdo jiems pripažinti savo problemą ir jie neieško pagalbos, kurią galėtų gauti iš kitų žmonių. Išdidumas atskiria mus nuo kitų žmonių ir mes liekame vieni su savo bėdomis. Kai išdidumą paleidžiame, sulaukiame pagalbos. Paleidę išdidumą tarsi atveriame duris, už kurių prasideda naujas gyvenimas. Jei netikite, kad išdidumo paleidimas duoda tokį efektą, iš pradžių paleiskite išdidumą kurioje nors vienoje gyvenimo srityje, kuri kelia jums daug problemų. Išdidumas suteikia netikrą saugumo ir pasitenkinimo jausmą, bet kai išdidumo nelieka, tampame iš tiesų saugus. Saugumas ateina drauge su drąsa. Tada mes priimame save tokius, kokie esame iš tikrųjų ir pajuntame nuoširdų džiaugsmą.